Vilniaus Atgajos specialiojoje mokykloje vyko jau 3. specialiosios olimpiados jauno atleto programų šventė. Šios programos koordinatorė Lietuvoje, Vilniaus Atgajos specialioji mokykla svečių sulaukė iš įvairiausių mūsų šalies miestų. Renginio metu jauniesiems sportininkams teko atlikti įvairiausias užduotis, o už tai jie visi buvo apdovanoti. Jaunojo atleto programa yra sukurta specialiųjų poreikių turintiems vaikams, sutrikusios raidos vaikams, kuriems yra nuo 2 iki 8 metų. Ir jinai skirta yra supažindinti vaikus, jaunus vaikus su sporto pasauliu. Ir vėliau nuo 8 metų, kada jie galės dalyvauti specialiosios olimpiados varžybose ir sportiniuose renginiuose, jau jie ateitų ten pasiruošę. Tai šita programa yra unikali tuom, kad jinai įtraukia ne tik vaikučius, bet ir jų šeimas, kadangi mes kviečiame treniruotis į užsiėmimus, kurie vyksta organizacijose, darželiuose, mokyklose, pradinėse, kad atvyktų ir šeimos, tėveliai. Lietuvoje startavusi specialiosios olimpiados jauno atleto programa žengia labai svarbų žingsnį į pačių jauniausių mūsų visuomenės narių socialinę integraciją, į specialiosios olimpiados sporto šakų pažinimą. Per trumpą laikotarpį nuo 2012 metų programoje dalyvavo net 33 ugdymo įstaigos, kuriuose ugdomi specialių poreikių turintys vaikai. Renginys jau kaip baigiamasis programos renginys yra jiems šventė, dovana, kur to šventės metu iš tikrųjų emocijų yra daugybė, visi be galo laimingi, džiaugiasi ir gavę medalius, turbūt pirmuosius savo gyvenime, jie tikrai laimingi išvyksta namo ir tęsia darbą toliau.